Judėjimas yra laisvė, tačiau tą laisvę mėgautis kartais gali ne visi, dažniausiai dėl amžiaus apribojimų. Todėl šiandien papasakosime apie elektra varomas transporto priemonės, kurios tiks visiems, nuo paauglio iki senjoro. Atviro tipo motoroleriai, triračiai ir keturačiai. Kaip judėti patogiai, ekologiškai ir greitai. Nesvarbu, gyvenate didmiestyje, mažesnėme mieste ar atokesnėje vietovėje, neretai atsiranda būtinybė pasiekti tam tikrą tašką, kuris yra už kelių kilometrų. Patogiausia tai daryti turint nuosavą transporto priemonę, bet pavyzdžiui, paaugliams, norintiems važiuoti patogiai ir saugiai, dėl jų amžiaus tinkamų sprendimų pasirinkimas gali būti ribotas. Tačiau tai nereiškia, kad galimybių keliauti nėra apskritai, o viena iš esamų – elektra varomi motoroleriai. Labiausiai yra pasiteisinęs tarp jaunimo. Šiuo metu labiausiai norėčiau akcentuoti, kad ateina ruduo. Visiems reikia vykti į mokslo metus. Ir ši transporto priemonė yra labiausiai paplitus, nes tėvams nereikia vežti vaikų iki mokyklos. Jeigu yra toliau gyvenantis atokesniam rajone, 5-7 km atstumu, renkasi būtent tokią transporto priemonę, kad atvykti į mokymo įstaigą. Tokie elektriniai motoroleriai savo formą praktiškai nesiskiria nuo tų, kurie yra varomi benzininiais varikliais, bet suteikia daugiau dinamikos ir tylos. Būtent tylumas, kada atvykstat, nemaišot kitiems ir vykstate patys saugiai ir jaučiat aplinką aplinkui. Tai būtų pats didžiausias pliusas. Vienas iš dar privalumų tai ir yra būtent, kada jūs galite pasikrauti transporto priemonę iš buitinio elektros lizdo ir jį galite naudoti bet kur nuvykus. Tokius motorolerius galima pasirinkti pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, jei norite daugiau komforto, galima rinktis modelius su platesnėmis ir ilgesnėmis sėdynėmis bei platesniais pakojais. Modeliai su didesniais ratais ir siauresniais pakojais yra manevringesni. Galiausiai tokius elektrinius motorolerius galima naudoti ir kaip pramogą, norint su draugais gerai praleisti laiką ar tiesiog pasivažinėti. Būti nepriklausomi judėjimo atžvilgių nori ne tik paaugliai, bet ir senjorai ar žmonės turintys negalią. Todėl kai kurios elektrinės transporto priemonės sukurtos atsižvelgiant būtent į šios vartotojų grupės poreikius. Tiek triračiai, tiek keturačiai yra pritaikyti būtent senjoro, tiek žmonėms su negale arba sunkiau judėti. Tai jie turi puikų stabilumą, judant tiek asfalto, tiek žvyro danga. Ir pas mūsų auditorija yra gan plati, kuri įsigyja tokias transporto priemonės ne tik mieste, bet ir už miesto ribų, nes nori nuvykti iš taško iki, kaip pavyzdys, iki kaimuko pas kaimyną, nuvykti iki kapelių, aplankyti pažįstamus. Stabdžiai. Tokie triračiai arba keturačiai turi 3 skirtingus važiavimo greičius, todėl transporto priemonę galima pritaikyti skirtingoms aplinkybėms. Taip pat yra atbulinė pavara, kuri užtikrina geresnes manevravimo galimybės. Tokios funkcijos ir atributai kaip porankiai, reguliuojamas sėdynės atstumas ar daiktadėžės padeda saugumo, patogumo bei praktiškumo atžvilgiais. Neretai elektrinės pavaras turinčios transporto priemonės pasižymi aštria dinamika ir staigiu pajudėjimu iš vietos. Tačiau tokiuose triračiuose bei keturačiuose elektrinės pavaros suprogramuotas taip, kad pajudėtų lėtai ir švelniai. Pats valdymas labai paprastas. Įjungus elektrinę pavarą, norint važiuoti, pakanka pasirinkti norimą maksimalaus greičio režimą ir pasukti akseleratoriaus rankenėlę. Tai, kad šios transporto priemonės varomos tik elektra, jų vairuotojams leidžia geriau jausti aplinką, o norint bendrauti su artimaisiais ar kitais aplinkiniais, nebūtina sustoti ir išjungti elektrinę pavarą. Dar vienas tiek elektra varomų motorolerių, tiek ir triračių bei keturačių privalumas, kad jie praktiškai nereikalauja techninės priežiūros. Čia nėra sudėtingų degalų tiekimo sistemų, nereikia keisti tepalų, kitų techninių skysčių ir filtrų. Dėl šios priežasties priežiūra yra minimali ir nereikalaujanti nei techninių žinių, nei specifinių įrankių ar daug jėgos. Taip pat nereikia ir jokios specialios akumuliatorių įkrovimo įrangos, nes viskas, kas būtina, atkeliauja kartu su įsigyta transporto priemonė. O elektros energijos atsargų papildymui pakanka buitinės rozetės. Kai kurie modeliai turi išimamus akumuliatorius, todėl tai gali būti patogus sprendimas gyvenantiems daugiabučiuose. Kai kam tokios transporto priemonės gali atrodyti kiek nerimtai ir kelti klausimų dėl jų praktiškumo. Tačiau žmonės susidurintys su tam tikrais judėjimo bei mobilumo iššūkiais, tokiuose elektriniuose motoroleriuose, triračiuose bei keturačiuose atranda galimybę būti nepriklausomais bei keliauti ir tokiu būdu praplėsti savo gyvenimo galimybės.